Sveiki, šiandien ta diena, kai kraustomės. Kurį laiką gyvename Airbnb kambaryje, o dabar atėjo laikas keltis į naują ilgalaikį būstą Selfose. Sudedu į mašiną likusius mūsų daiktus ir dar kartą patikrinu, ar nieko nepalikom. Nuo Laugarvaton miestelio iki Selfoso geras pusvalandis kelio. Prieš važiuojant užsuksiu į mūsų dažnai lankytą parduotuvę nusipirkti keletą produktų. Mažesnėse miesteliuose ir kaimuose vietinėse parduotuvėse viskas gerokai brangiau nei tam pačiam Selfose ar panašaus dydžio mieste, bet galima rasti įdomesnių prekių, kurių nėra tinkliniuose prekybos centruose. Kadangi buvau trumpam grįžusi į Lietuvą su reikalais, parvežiau mūsų nuomotiems islandams lietuviškų lauktuvių. Kaip jau minėjau ankstesnėse video, orai čia tikrai permainingi, bet jie priklauso ne tik nuo dienos ir metų laiko, bet ir nuo geografinės padėties šalyje. Kadangi, pavyzdžiui, Selfose gali būti tą dieną nuo 5 iki 7 šilumos ir lietus, o pavažiavus 100 km ar 150 km link Vik miesto, jau gali šviesti saulė ir būti 15-17 laipsnių šilumos. Kadangi pastaruosiuose Islandijos video daugiau keliavome ir rodžiau jums šios šalies gamtą, tai šiame video norėčiau prasiplėsti biurokratiniais klausimais. Noriu papasakoti jums apie gyvenimo čia eigą. Liepos 1 dieną įsikėlėm gyventi į šitą butą ir tuomet užsipildžiau paraišką dėl kenitalos gavimo. Primenu, kad kenitala tai yra islandiškas asmens kodas, kuris įgalina pasirašinėti sutartis, pirkti, parduoti, atsidaryti banko sąskaitą ar islandišką telefono numerį. Taip pat kenitala įrodo, kad čia gyveni legaliai. Taigi internetu užsipildžiau paraišką, nusipirkau islandišką sveikatos draudimą pusei metų, kadangi po pusės metų legalus gyvenimo čia tą draudimą suteikė valstybė. Ir laukiau. Po geros savaitės sulaukiau patvirtinimo, tuomet nuvykau į banką, atsidariau banko sąskaitą, o telefono numeris dar kol kas laukia eilėje. Įdomu tai, kad Islandijoje turint taupomą banko sąskaitą metinės palūkanos užauga nuo 6 iki 7%. Lėšomis, kurios yra toje sąskaitoje, galima visiškai laisvai naudotis bet kuriuo metu. Tai va, atsidariau banko sąskaitą ir susitvarkiau OutKenny programėlę, kuri Lietuvoje būtų tapatinama Smart ID. Ir viskas. Dabar jau belieka tik tai susitvarkyti telefono numerį ir bus viskas. Jeigu yra dalykų, kurių nepaminėjau ir kurie jums įdomus, tai drąsiai klauskite komentarus, aš jums atsakysiu. O šiam kartui bus tiek ir susitiksime jau kitą savaitę. Iki.